žmonių, kurie savo krauju prisidėjo, kad šiandien mes dar mokame kalbėti lietuviškai, kad mes nesigilėjame savo lietuvių kalbos. Tai jų dėka, tų žmonių, kurie 1918 metais įsispyrė į žemaitiškas klumpes ar apsiavę aukštaitiškas vyžas, persimetė per petį, drobinį maišelį įsidėję dono žiaubrelį ar lašinių brizelį, pasiėmė šautuvą išėjo ginti mūsų valstybės. Norėtumėm, kad atsilieptų visi žmonės žinantis, kur yra palaidotų savanorių, gal dar yra išlikusių jų gyvų. Vakar įvykusiame tremtinių susirinkime Kvėdarnoje kreipiausi aš irgi taip pat, tokiu pat prašymu. Šiandien jau atsiliepiu, pasirodo dar vienas išlikęs gyvas Šilalėje savanoris yra. Norėtųsi, kad pajūriškiai irgi apsižvalgytų apie save. Galbūt ir pajūrio kapinėse ilsisi tų žmonių palaikai. Turbūt šiandien mes privalome dėti gėles ant jų kapų ir vasario 16 uždegti žvakes. Todėl dar kartą kreipiuos prašydamas, praneškite rėmimo grupę įsikūrusiai arba tiesiai skambinkite man į Šilalę 5 11 18 Juknius. Manau, kad čia visi susirinkusieji susilaikys tą dieną nuo alkoholio pirkimo, vartojimo, svečių vaišinimo. Juk pakankamai daug jau mus stengiasi pasitelkti į daugą alkoholį išnaikinti. Jūs čia susirinkusieji rinksite šiandien dabar Sąjūdžio rėmimo grupę. Nenoriu aš jums nurodinėti ir neturiu tokio tikslo, ką išrinkti, kam patikėti. Bet norėtųsi, kad jūs patikėtumėte tiem žmonėms, kurie iš tikrųjų nori, kad mūsų Lietuva būtų gražesnė, kad jos upės būtų švaresnės, kad mūsų šaknis, lietuvio žemaičio šaknis, dar giliau įsileistų į tą žemę, kad pakapoto šaknis atgytų. Net kad į rėmimo grupę nebūtų iškelti žmonės, kurie šiandien, kaip sakė, išvertė kailinius, mėgina prisitaikyti, mėgina eiti kartu. Vieninteliai žmonės, kurie gali nors kiek užtarti, gali kažką tai padėti, kurie nori eiti su tauta. Juk šiandien dirbantieji, ar tai organizacijose, ar tai ūkiuose, kur jūs randate prieglobstį, kur jūs randate užtarimą, ar jums padės kada nors partinės organizacijos sekretorius, ar jums padeda profsąjunga? Turiu gavęs dar 2 klausimus, jeigu aš neįgrasausiu savo šnekėjim, pamėginsiu atsakyti. Buvo pradėjo atsirasti šalt, kai pradėjau šnekėti ir apšilau. Čia prieš mitingą gavau 2 laiškus, taip ir užrašyta Jukniui. Kandidatu į 3 liaudės deputatus pajūrio tarybinis ūkis iškėlė, kabutėse parašyta, reiškia nieks nekėlė, rajono partijos pirmąjį sekretorių G. Jagminą. Kokį kandidatą įrašyti nurodė ūkio sekretorius Kulpavičius, jeigu teisingai perskaičiau, jeigu neteisingai atsiprašau. Susirinkimas vyko dirbtuvėse, kur dalyvavo apie 30 dirbančiųjų, labai daug, kabutėse ir aš pasakysiu, labai daug. Tuo tarpu ūkyje dirba 300 žmonių. Jokio viešumo, jokios demokratijos. Kas tai? Mėginimas sudaryti uždarą partinį bloką. Jokingai atrodo, kada ūkio sekretoriai, norėdami įtikti savo viršininkams, jos įrašo į deputatus. Kam dumti žmonėms akis? Iš tikrųjų, kam dumti? Bet jie papratę dumti buvo ir tebe dumė tas akis. Kad partija susikompromitavusi, šiandien visiems aišku.
visą laiką iš žmonių išdirbtų išteklių siurbdami kitokiais būdais ir negali. Tegu ūkio sekretorius atsako. Nežinau, ar jis yra. O, gerbiamas sekretoriau, jeigu tamsta esat, žmonės prašo. Va, dabar aš norėčiau trumpai kaip teisininkas jums pasakyti įstatai, kokie yra. Jeigu iš tikrųjų tai buvo, kaip čia parašyta yra, tai yra neteisėti tie iškelimai kandidatų ir jie turi būti anuliuoti. Aš manau, kad įsikūrusi Sąjūdžio rėmimo grupė išsiaiškins ir mes bendrai parašysim protestą, galbūt ir paskelbsim spaudoje. Tai yra falsifikacija, šitokie dalykai negali būti tiesioginis įstatymo pažeidimas yra ir kaltininkas matomai turėtų gauti tam tikrą įvertinimą. Nu, čia teigiama, kad jokio viešumo, jokios demokratijos, kas tai mėginimas sudaryti uždarą partinį bloką. Be abejo, čia yra mėginimas, kaip sakė, išlaikyti bet kokią kainą valdžią savo rankose. Tai čia viskas aišku ir autorius šio laiško teisingai konstatuoja. Išlaikyti bet kokią kainą. Nu, čia turbūt šiandien neužsiimsim agitaciją rinkiminę, nes tam bus laikas dar. Be abejo, susitiksim. Va, tik tiek galėčiau pasakyti, kad įregistruotas kandidatas į teritorinę Tauragės apygardą, į kurią įeina ir mūsų rajonas, yra jau Laurinkus Miečys, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos narys, stalinizmo nusikaltimams tirti komisijos atsakingas sekretorius. Va, ir jis turi grįžti iš Estijos, matomai atvažiuos į Šilalės rajoną ir turbūt susitiksim ir su pajūriškiais. Tarp kitko, aš esu jau patvirtintas jo patikėtinis, bet kadangi šiandien jo nėra, aš tik tais, kaip sak, trumpai tokia nedidelė tamstoms informacija. Va, dabar kitas dar irgi laiškelis, be parašų, bet aš perskaitysiu. Aišku, geriau galbūt su parašais, nes viešumo laikai reikėtų turbūt drąsiai visiems pakelti galvas. Pajūrio tarybinių ūkių Džiauginų fermoje melžiamos apie 50 karvių sergančios leukozė, kitaip vadinama liga kraujo vėžiu. Minėtos karvės laikomos atskirai, melžiamos atskirai, tačiau jų pienas pilamas į bendrą ūkio pieną ir vežamas į pieninę. Prašau atsakyti, ar ūkio direktorius A. Diksas neprisideda prie lietuvių tautos išnaikinimo. Jeigu taip, tai jam reikėtų paskelbti viešą bausmę. Tegul atsako už savo veiksmus. Nu, matot, iki šiol kažkam tai turbūt naudinga ir mėginama yra įteikti daugumai žmonių, kad tai, jeigu pakaitina į tą pieną, kad jis yra nekenksmingas ir gali gerti į sveikatą. Va, bet turbūt, kad nėra taip ir čia yra tik tais pasiteisinimas. Nu, bet koks, aš sakyčiau, paimti ir pieną ir visą kitą, jeigu bet koks vadovas, ar pačio aukščiausio rango, ar pačio žemiausio, aš skaitau, turi tarnauti ir turi įtikti žmonėms. Mes visi turim vieni kitiems padėti. O jeigu kažkam tai tarnauja, kažkokiam viršūniai, vykdomajam partijai ir taip toliau, tai čia turbūt su laiku tokie žmonės turės pasitraukti į šoną. Be abejo, priklausys nuo mūsų, kaip mes sugebėsime, kaip mes drąsiai sugebėsime pasakyti, kaip mes greičiau nusimesime tą mums prievartą įpirštą vergiškumo skraistę ir išsirinksime tokius žmonės, kurie mums tarnautų, mūsų kraštui, mūsų tautai. Jeigu būtų klausimų, prašom
klauskit. Nu, gal trumpai, kokia padėtis rajone yra su Sąjūdžiu. Va. Dabartiniu metu jau yra įsikūrusi 10 grupių rajone Sąjūdžių. Kvėdarnos kolūkyje, Pajūralio tarybinėme ūkyje, va jūsų, reiškia, ruošiasi dabar profesinė techninė kartu iniciatyvinė grupė įkurta kartu su Pajūrio tarybiniu. Upynos kolūkyje įsikūrus yra, Poškos kolūkyje, Laukuvos kolūkyje grupė, medikų grupė, Šilalės vidurinės mokyklos Sąjūdžio grupė įkurta. Nu, gaila, kad truputį, čia jau buvo minėta, iš tikrųjų mokyklos kažkur tai truputį snaudžia. Ir kada vyko kėlimai į kandidatus, jautėsi, kad mokytojai mūsų kažkur tai dar neryžtingi. Jeigu, dar eskim, tokioje MSV Šatrijos fabrike vyko kandidatų iškelimas, ta žmonės darbininkai kažkur turbūt greičiau susiorientavo ir kažkur jaučia tą už ką ir ką kelti. Mokyklose kažkur tai toks dar dvejojimas, ar tai baimė nepraėjus ir kaip Kudirka, kas sakė, ar tų kinkų virpėjams, ar kas sunku suprasti jie. Va, nu prašom tada, jeigu kokių klausimų būtų. Pajūriečiai, atgimimo banga su pavasarišku gaivimu įlėjo į mūsų širdį šviežios, gaivos, tautinės savigarbos, praskaidrino vyravusius slogius, stalinizmo stagnacijos laikų priespaudos ir netiesos debesis. Šiandien mes susirinkome į neįprastą, išsakyčiau, istorinį mitingą, kuriame galime laisvai išsakyti savo mintis, išlieti patirtą praeityje skausmą, įvertinti gyvybiškų reikalavimų. Bet jos labai nenoriai priima dabartinį mūsų valdžia. Jie mano, kad tik tvirti centrai ir svarus administratoriaus kumštis gali įvesti tvarką, įveikiant atsilikimą, stagnaciją. Deja, praktika rodo ką kitą. Jau 4 metai mes persitvarkome, tačiau reikalai juda labai lėtai. Opozicija stoja sieną prieš šias naujoves, ir šią sieną išjudinti yra labai ir bus nelengva, nes jos pamatai giliai įleisti į geležinį stalinistų politikos monolitą. Prisiminkime netolimą mūsų praeitį ir pamastykime, ką davė Stalino sukurti bendrieji katilai. Neapskundžiamasis biurokratinis aparatas sunaikino mūsų lietuvišką kaimą. Pajūryje jau išbraukti Rauško, Jotšakių, Panemilio kaimų pavadinimai. O kiek žalos davė sustandartinimas žemės ūkio, jos gigantomanija. Lyg aštuonkojai apraizgė mūsų ekonomiką įvairiausiai monopolizuoti susivienimai valdybų. Ar yra Pajūryje toks valdininkas su žmogiška širdimi, kuris galėtų padėti jai? Taip, turime tarybų valdžią, turime tvirtą, centralizuotą ūkio administraciją, manipuliuojame milijoninėmis lėšomis, didžiuojamės pasiekimais, giriamės puikiomis, vis augančiomis vilomis, o nematome žmogaus, vienišų, bejėgio žmogaus, laukiančio žmogiškos šilumos, žmogiško žvilgsnio ir norinčio tikriausiai užbaigti žmogiškai savo gyvenimą. Noriu jūsų paklausti, ar tai socializmas? Socializmą mes sumynėme į stalinizmo, į stagnacijos laikų purvą, kada žmogus buvo tik reklama, kada jis buvo priedas pasiekti aukštus rodiklius bendram katilui. Apsivalyti nuo to purvo reikia mums patiems. Neatvažiuos nei iš Vilniaus, nei iš Maskvos. Persitvarkymo politika ir Sąjūdžio